Taigi šiandien aš jums parodysiu, kaip padaryti pudrą veidui. Ji bus tik iš natūralių medžiagų ir, kitaip tariant, bus organinė. Pirma, ką mes naudosim, tai yra baltasis molis, nes aš įdėsiu visai nedaug, kad spalva nebūtų tokia žaliai balta. Jis iš tikrųjų pasižymi savo labai didelę mineralizaciją. Tada daugiau imsiu rožinio molio, kuris pasižymi, kad jis sportina ląstelių regeneraciją. Tada imsiu šiek tiek kakavos. Jį šiaip skaniai. Bet tai tada imsiu dar ciberžolės. Jos dėkite labai mažai, nes aš manau, oda gali sureaguoti visai nelabai gerai. Jeigu jūs dėti per daug, ta prasme, šaukštais jūs ten nedėkit jos. Visai nedaug, ant šaukšto galiuko. Dar visą tai reikia išmaišyti. Iki visos konsistencijos. Ir štai mes gavom. Tu palauk, aš jums parodysiu, kaip tai atrodo. Paimsiu šepetuką, aš jį nuvaliau. Ir dabar, kaip tai atrodo ant odos. Štai va. Man tai atrodo, kad visai gerai ir man iš tikrųjų ši pudra patinka. Taigi, ir dabar jie visą supila į kibirėlį. Jeigu čia jau yra su seniau pagaminta pudra, tai kad spalvos būtų vientisos, tiesiog suplakite. Na štai ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjote ir tikiuosi jums šita pudra patiks.